Hare Krishna, sveiki visi, kokia šiandien nuostabi diena. Pirmiausia, labai noriu padėkoti jums visiems už palaikymą. Man buvo taip gera atrasti, kad net 21 žmogus užsiprenumeravo mano kanalą. 21, 3x7, 777, sėkmės skaičius. O dar kai pamačiau, kad 3 filmukus buvo peržiūrėta 400 kartų, tai wow, kaip fainai, kaip nerealiai, ačiū jums, labai virtualus apkabinimas. Kai kūriau šitą kanalą, tai galvojau, čia įdomu man ir gal dar porai draugių. Bet galvoju, vis tiek darysiu, nes Prabhupados knygoje rašė, kad Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis savo mokiniui Prabhupadai sakė, net jeigu niekas neateis, kartok mantrą 4 sienoms. Ir Prabhupada, būdamas Niujorke, nusprendė, kad nesvarbu ateis kas ar ne, 3 kart per savaitę jis skaitys paskaitas. Ir wow, kokį jis pasisekimą pasiekė. Tai mane irgi labai jūs įkvėpėt. Ačiū dar kartą visiems labai. Dar noriu 3 kartus jums sušukti. Haribo! 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 Taigi, gerai, tęsiam. Šiandien labai noriu su jumis pakalbėti apie atmintį. Atmintis yra labai svarbus dalykas, mokantis šlokas mintinai. O taip pat ir šiaip fainai, kai kasdieną nereikia ieškoti raktų, kur neatsimenu, kur pasidėjau. Tai atmintis, kaip ir sveikas gyvenimo būdas, laikosi ant 3 dramblių, kaip mano vyras sako, ant 3 dramblių. Ir aš kaip tik šiandien turiu 3 drambliukus. Mielus. Taigi, tai tie 3 drambliai yra miegas, valgis ir sportas. Aš įkelsiu nuorodą į Torsunovo paskaitą audio knygą Dienos režimas. Aš negaliu jums labiau jos rekomenduoti, ta audio knyga pakeitė mano gyvenimą aukštyn kojom į gerąją pusę. Ir aš ją dalinausi su visais savo draugais, perklausiau ją nesuskaičiuojama daugybę kartų, susikonspektavau ir dabar šiandien noriu pasidalinti tai, kas man labiausiai iš jos įstrigo. Taigi, pirmas dramblys yra miegas. Nuo 9 valandos vakaro iki 3 valandos ryto miegas yra pats skalsiausias, kaloringiausias, kaip sakoma, daugiausiai pailsim tuo metu, kai miegam. Nuo 9 valandos vakaro iki 3 valandos ryto. Tuo metu mokslininkai įrodė, kad atmintis persirašo iš trumposios į ilgąją. Tai kas per dieną įvyko, jeigu mes tai norim prisiminti, tai turim išsimiegoti ir mes atsiminsim. Pavyzdžiui, sunku atsiminti, kur pasidėjai raktus ar ką vakar valgiai. Tai dėl to, kad trumpoji atmintis buvo neperrašyta. Vėliau atsiguliau miegoti ir, kaip sakoma, per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo. Taigi, miegas, kokybiškas miegas yra tas dalykas, kuris užkemša tą antrą ausį pro ją, kad neišeitų. Aš kaip tik turiu mielą pagalvėlę. Su tokia miela pagalvėlė užsikemša tą ausis, kad neišeitų per kitą ausį ir aš viską atsiminčiau. Pavyzdžiui, šlokas, kurias mokiausi. Taigi, ir antras drambliukas yra valgis. Galėčiau valandas kalbėti apie maistą ir kad mes esame tai, ką valgome, bet šiandien noriu uždėti trumpą akcentą, kas pervertė mano gyvenimo kokybę į gerąją pusę, tai būtent kada aš valgau. Ir kada tai yra pusryčiai iki 8 valandos ryto. Lengvi pusryčiai suteikia jėgų ir tonizuoja dienai, pakrauna, bet nepersivalgant, tada neperkrauna skrandžio. Pietus, 12 valandą, iki 12 valandos geriausia suvalgyti pietus, jau jeigu kažkoks čia pat, tai iki 14 valandos. Ir vakarienė 16 valandą, taip, anksti, iki 18 valandos viską reikia suvalgyti, o po 18 valandos man labai patiko pas vieną žmogų ant šaldytuvo toks lipdukas.
veiklos ieškok kitur. Po 18 valandos susirandam, ką veikti be šaldytuvo. Ir aišku, aš irgi žmogus būna pasklystu ir man kas padėjo, tai atsekti, kokios yra pasekmės. Pavyzdžiui, vakare taip norisi to saldaus torčiuko. Jisai mirksi į mane, sako, kad mane myli ir kad mes skirti vienas kitam ir aš neatsispiriu. Kas tada įvyksta? Tas keksiukas, nuostabus, saldus, mane suviliojęs, per naktį vartosi mano skrandyje, man neduoda ramiai išsimiegoti. Aš iš ryto žudau tą žadintuvo mygtuką, nenoriu keltis. Man nėra motyvacijos keltis, o kai aš atsikeliu, mane pasveikina nuostabus užtinės veidelis, kuris sako, kas tu, kas tie poakiai užtinė po akimis. Ir man nesinori net į save žiūrėti veidrodį, jau nekalbant apie kažką daryti. Tai, o atvirkščiai pagalvokim scenarijų, aš tą keksiuką suvalgau po pietų, po valandėlės po pietų desertui. Jisai nuostabiai sudega, duoda man energijos, jėgų tonizuoja, aš dar jį sudeginu per dieną. Ir vakare aš lengvai užmiegu, gerai išsimiegu, iš ryto turiu energijos ir jėgų ir noriu dalyvauti savo gyvenime visu 108% ir siekti savo tikslų ir dalinti svajonėmis su jumis. Taigi, trečias drambliukas, jis yra labai mielas, bet aš jo taip ilgai nekenčiau. Man prireikė laiko, kad aš su juo susidraugaučiau. Su sportu. Mielutis. Sportas yra tas dalykas, kuris duoda energijos, užkrauna ir koks mitas griuvo mano galvoje, tai aš galvojau, kad jeigu aš pasportuosiu, tai aš būsiu pavargus, man po to reikės atsigauti. Ne. Jeigu aš 20 minučių lengvai prasibėgau, kaip pagal Torsunovo filosofiją, eini greičiau negu bėgi. Ėjimas toks lengvas, mergaitiškas, moteriškas. Tai tada užsikrauni dienai ir aš po to prasibėgimo jaučiuosi dar geriau negu prieš treniruotę. Bet taip pat smagu yra ir pasiplaukioti ežere ar baseine. Ežere tai iš viso, ypač jeigu šaltas vanduo, tai dabar yra pats geriausias laikas pradėti grūdintis. Jeigu kažkada turėjot minčių, kad, kokie tie ruoniai žiemą eketėse maudosi sveikuoliai, tai dabar yra pats laikas pradėti grūdintis ir tai yra labai labai smagu. Aš iš savo patirties galiu pasidalinti, kada nors padarysiu filmuką apie tai, kaip smagu yra plaukioti netgi žiemą ir tas duoda tokį energijos būstą. Tai yra geriau negu 2 espreso ir aš net galiu pasakyti paslaptį, kad man atrodo tai gydo santykius, nes kai aš išlipu iš eketės, aš savo Anytą išbučiuot galėčiau. Tai va, tai tiek šiandien greitai norėjau pasidalinti. Dar prašau pasidalinkit komentaruose, kelintą šiandien norit nueiti miegoti. Kokį sportą sportuojat, kas jums daugiausiai suteikia jėgų, pasidalinkim tą gerą energiją tarpusavyje, o kitas filmukas, galiu jums išduoti sneak peek, bus apie tai, kaip mokausi šlokas mintinai, atradau labai labai gerą metodiką ir kaip bet ką išmokti mintinai greitai ir labai lengvai, be didelio streso ir be didelės katorgos, kaip tai yra sunku, labai tiesiog easy. Gražios dienos, Hare Krishna!